Temperatūros ir drėgmės jutiklis su dviem realiniais valdymais. Buitinis video apie buitinės problemas. Turime patalpą, turime tokį ištraukėją, kuris turi drėgmės jutiklį. Fiksavęs kažkokį tais kiekį drėgmės, jis tiesiog įsijungia ir paskui išsijungia, kai drėgmė sumažėja. Turi štai tokį vožtuvo gale atbulinį, tačiau jis nėra sandarus, reiškia, gali oras patekti pas mus iš lauko į vidų ir tokiu atveju esantis viduje jutiklis neteisingai supranta drėgmės kiekį patalpoje. Dedame štai tokį įtaisą, jis jau bus pas mus patalpoje viduje, štai jo temperatūros ir drėgmės jutiklis ir pasiekus tam tikrą zoną drėgmės ar temperatūrą, įjungsime jau tokį didesnį ir galingesnį ventiliatorių. Taip, kad bandom viską susijungti ir pažiūrim, kaip čia viskas paprasta su tujos produkcija, arba kitaip tariant su produkcija, kuri dirba su tujos nemokama programėle. Įrenginys jau pajungtas, trumpai parodysiu, kaip tai darosi. Tai šiuo laidu atkeliauja elektra, pajungta yra pirmus du lizdus, N ir L, L fazė, N yra neutralus, mėlynas. O mūsų įrenginys, kurį mes jungiame, šiuo atveju turbina, jungiasi tokiu principu. Aš kišiu gal ranką, kad aiškiau. Mėlynas jungiasi taip pat į N, o jau mūsų fazė L1 jungiasi iš tą gnybtą. Jeigu jungsim dar vieną įrenginį, jungiasi jau į L2. Tai principas toks, kad visi mėlyni laidai sueina į vieną lizdą, o paskui keičiasi tais fazės laidas. Įrenginys pajungtas, atkreipkite dėmesį į fiškutė, negali likti joks tarpas, nes kitu atveju nematys įrenginio. Toliau galime įjungti iš karto abi dvi relės paspaudus šią knopkytę. To suveiks laiko relė ir to įsijungs mūsų įrenginys. Štai pučia ir galime dabar mes jį išjungti. Į programėlę prasidėti yra labai lengva, tik tuo metu jūs turite būti prisijungę prie Wi-Fi tinklo to, prie kurio dirbs šitas įrenginys. Viskas veikia 2,4 GHz protokolu Wi-Fi. 5 GHz Wi-Fi netinka. Einame į appsą ir pažiūrėsim, kokios funkcijos yra pas šitą įrenginį. Programėlė vadinasi Tuja Smart. Atsidarom ją, apačioje mes rasime mūsų įrenginį, baseino drėgmė. Na, va, štai taip atrodo mūsų įrenginys. Yra switch 1, switch 2, tai kitaip tariant yra pirmos dvi rėlės. Galime jas pasivadinti kaip mums patogu, tarkim oras, kaip tebūnė, o antras gali būti, tarkime, katilas. Kad būtų mums paskui patogiau valdyti katilas. Štai. Ir turim pavadinimus ir galime patys jau juos įsijungti. Dabar tas labai geras dalykas yra temperatūros kalibravimas. Jeigu mums reikalingas tikslus darbas, mes galime esantį jutiklį pasikalibruoti taip, kaip mums reikia, kad gauti itin tikslų jo darbą. Pačioje matom manual, tai yra rankiniu būdu jungimo sistema, o dešinėje pusėje papačia yra auto. Pasispaudus ant auto yra dvi rėlės. Apačioje matom relė 1 ir relė 2. Pirmoji relė sunku sukonfigūruota yra tokiu principu, kad dabartis, jeigu drėgmė pasiekė daugiau negu 65%, įsijungia turn on, o jeigu drėgmė yra žemesnė negu 60%, turn off, tai reiškia išsijungia mūsų įrenginys. Galime kitą relę suprogramuoti tokiu principu, kad mes žiūrėsime jau ne drėgmę, o temperatūrą, tarkime, galbūt jungsime katilą ir galim pasakyti, kad, tarkim, jeigu kambaryje tapo 21 šilumos, man reikia įjungti įrenginį, o kai pasieksime 23 laipsnius, 23 reikia išjungti. Aktyvuojame ir išsaugojame. Štai ir matome, kad dabar viena relė veikia nuo drėgmės, o kita relė veikia nuo temperatūros. Galim pasijungti elektrinį katilą, dujinį katilą ar kas jums yra patogu. Puikus, nebrangus sprendimas iš mūsų tiems, kuriem reikia išmanaus valdiklio.